Mes valgysim tavo žmonos karštą pyragą. Taigi, Kęstas prašo laikų. Čia gintukas biški pralko per dieną. Čia asmeniškai gintukui. Skanaus gintukų. Jo, mūsų bažnyčiai pabuvusi į Italiją važiuoti nėra ko. Kadrus gaudom, istorinių. Mes tai padarėme. Buvo tikslas. Lyduvėnų tiltas. Moliūgų karaliai. Labas. Labas. Nu ką? Rugsėjais begaliniai šiltas, tai motociklai dar rieda, nes labai geras oras, Ir šiandien šį savaitgalis. maršrutą sugalvojom. Ir va, kiek kolegų pasijungia. Bandysim pravažiuoti po Lietuvos. Vieną kampeliuką. 2 dienų kelionė su viena nakvynė. Nesakysiu to miesto, nes gal nepasieksim ar dar kažką, Jo. mažaką. Bet kai pasieksim, tada sakysim, wow. Šiai kelionė yra tik dalinis planas, o toliau viskas eigoje. Bet klausyk, o čia tai buvo planuota, kad visi vienodi motociklai bus? Taip, Taip. planuota. Puiku. Kitų nepriėmėm. Taigi, pirmin, Kęstas iškart puola žemėlapį. O, senoji navigacija. Pati geriausia. Viskas, maršrutas aiškus, kūro visi pilni. Kiekvienas su savo bėdomis, pas vieną interneto nėra, kitas kelią dar žiūri. Žodžiu, kūro pasipildėm, tai vyksime į priekį. Na ir ką čia dabar galvojat? Mes valgysim tavo žmonos karštą pyragą. Abaliukai. Kol vyrai užsijėmė, analizė vyksta. 100%. Tik ant sauso. Kol kas. Ten jau šlapės va padėtas. Ne, ten reikia rimčiau. Vepriai, bet kaip nupiešta, taip gražiai. Va, vepriai, galima tokio miestelio, na, kaip ir visą pamatyti, kaip žemėlapis. Upelis, tiltelis. Mergelės Marijos varpas. Varpų aidai. Va kokie varpai Vepriuose. Atvykome į Tytuvėnus, Štai mūsų viešbutukas. nakvynę šios dienos. Bet priešais pat mus vienuolyno ansamblis. Matau aptrupėjusią tvorą, tikrai bus labai ten smalsu apžiūrėti ir pavaikščioti. Eisim, apžiūrėsim ir vienuolyną. Matome, kad vartai atviri. Visiems Svečių galima laukia. apsilankyti. Dar vasariniai. Rugsėjo koks grožis. Akvapas. Gaila, neperduosim per kamerą. Tai, viešbutukas.
Numer 7. O, koks mūsų kambariukas. Mūsų va. Čia Ops. 4 lovytės, 4 pagalvytės. Va, vaizdas pro eliminatorių. Ką jūs? Tavo kalba įrašyta. Taigi, Kęstas prašo laikų. Viešbučio grožis ir vartai. privalumas. Va. Tytuvėno vienuolyno ansamblis. Na, tikrai reikės pasižiūrėti, bet pažiūrėk, kaip rožynai gražiai sutvarkyti, žydai dar. Nežinau, ar čia prieš saulę, ką nors žiūrovai matys. Nu, gražu. Liekam čia. Liekam čia. Na, visi keliaujame vakarienės, nulipo nuo motociklų ir dabar visi labai nori vakarieniauti. Tytuvėnuose atėjom pavalgyti, kavinukę radom, Piero pizzeriją. Einam pasižiūrėti, tokioj kaimo troboj, moliūgas. Karbonadas yra. Šeimos nebėra, ne? Gal dar puodo dugne ten yra, ne? Taigi sakė, meniu. Viską išgrandė paskui. Limos sriubos nebus, viską išgrandė. O, bravissimo. Čia gintukas biški pralko per dieną. Čia asmeniškai gintukui. Skanaus gintukų. Draugai liko įsižioję. Įsižiokit. Gal kas nors balvonai? Tu iš šiltnamio grįžęs? Na, jau po pusryčio. Pusryčiai buvo gausus, tikrai puikiai. Taip. Patys tytuvėnai tikrai labai nustebino savo tokiu gražiu, mažu, išpuoselėtų miesteliu. Tvarkingas. Kaimukas jo. ar miesteliukas. Puikiai pizzerija, autentiška, su savo tokiu stiliuku, kuris tikrai yra nepamirštamas. Bet manau, tytuvėnai tokį dar duoda labai, ką reikia apžiūrėti, tikrai verta. Tai yra Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Visas iš viršaus vaizdas ir einame tada apžiūrėti. Nes rožės rugsėjo pabaigoje, bet tikrai jos dar žydi, taip pat pamatysim. Einam pažiūrėti. Arka triumfo. Iki šių dienų išlikęs Tytuvėnų švenčiausios mergelės Marijos, Angelų karalienės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis. Tai vienas įdomiausių ir didžiausių 17-18 amžiaus Lietuvos sakralinės architektūros pavyzdžių. Jo architektūroje ryški daugiasluoksnė gotikos, renesanso ir baroko stilių dermė. Ansamblį sudaro vienas šalia kito išsidėstę bažnyčia, šventorius, dviaukščio vienuolyno mūras ir šiam ansambliui priklausantis ūkinės paskirties pastatai. Piligrimams koks vandens blokelis. Turbūt iš šulinio yra vandens. Kad piligrimai galėtų atsigerti. O čia laiptai į dangų. Kai Balyje buvom, irgi vartai į dangų, kur atsiveria. Tai čia yra dar laiptų imitacija, tam tokia kaip metafora, kol tu užlipsi, pereisi savo kelią. Keli pamati keliai. Tai va tie mediniai. O, šventųjų laiptai. Jo, laiptų metu. Kaip čia gerai pradėti. Palauk, neskubėti. Kelionė tęsis žmogaus gyvenimą. Kiekvienai žvakutei reikalingas atskiras degtukas, kaip ir kiekvieno žmogaus individualus gyvenimas. Tytuvėnų mergelės Marijos bažnyčia pašventinta 1635 metais. Yra trinavė bazilikinio tūrio su itin ilga ir didelė centrinės navos aukščio ir pločio vestiberija, užsibaigiančia trisienę sieną. Bažnyčios architektūroje akivaizdus gotikos, manierizmo ir baroko stiklių elementai. Atvėrus bažnyčios duris patenkama į itin puošnų šventovės vidų.
tokios širdies medis auga. Nu, ar gražus mūsų kilimai? Žinoma. Nuostabus. Kitur tokių nerasi. Įsivaizduokite, čia buvo rapsai. Čia buvo juoda, jie sudygo. Tai Aha. matot, kai sudygo dar gražiau negu juoda. Nu va, Nu. nuostabu. Ai, čia buvo juoda. Juod, tai yra Aha. sėkla juoda, va, Va, matot. matosi dabar dar. Jie buvo juoda, o dabar jie sudygo. Nuostabu, Nu. labai džiugina šitie va, sukurti. Gyvybės šaknis. Nu. Jo, mūsų bažnyčiai pabuvus į Italiją važiuoti nėra ko. Lyduvėnų tiltas – tai ilgiausias ir aukščiausias Lietuvos tiltas. Ilgis 599 metrai, aukštis 42 metrai. Esantis prie Lyduvėnų miestelio Raseinių rajone. Į pietvakarius nuo Lyduvėnų geležinkelio stoties. Tiltas pastatytas Radviliškio Pagėgių geležinkelio ruožo 50 kilometre, nutiestas per Dubysą ir jos slėnį. Medinę estakadą 1916 metais pastatė vokiečių kariuomenės pionieriai. Tai buvo vienas iš didžiausių medinių tiltų Europoje. Jis buvo 42 metrų aukščio, 670 metrų ilgio ir 6 aukštų. Jam pastatyti buvo sunaudota 7000 kubų medienos. Manoma, kad tiltui pastatyti buvo iškirsta pusė Tytuvėnų šilo. Tačiau jau 1916 metais rudenį imtas statyti geležinis tiltas su betoninėmis atramomis. O 1918 metais gegužės 17 vokiečių valdžia šį plieninį tiltą pradėjo eksploatuoti. 1944 metais rugpjūtį, traukdamiesi naciai, Lyduvėnų tiltą susprogdino. Bet 1951 metais tiltas atstatomas ant naujų atramų. Ir 52 metais gegužė jis vėl atidarytas. 2005 metais lapkritį tiltas atidarytas po remonto. Man dar vienus motociklus be nieko. Be vienus. Ir ką čia norit vyrai išlenkti, išgulėti? Kadrus gaudom. Istorinius. Superinis. Bet klausyk, kaip šamta būtų dabar. Na ir kaip? Puikiai. Sėdam. Tiltas nuostabus. Mes tai padarėme. Buvo tikslas. Lyduvėnų tiltas. Na, baikerių stotelė. Visada labai svarbu sustoti, pačioje kokioje geriausiai vietai randi. Na, mes būna paprastai randam kažkur čia taip ant šaligatvio. Autobusų stotelės. Autobusų stoteles ir tiesiog suneštinis susinešam ir užkandžiaujam. Balius suneštinis. Turime pyragų su muštiniu pomidorų Net picų turime. ir duonos. Ir palauk, O svarbiausia turim va. ir surelių. Vaidai, atversk pizzą. O, Ir net ir pizzas surelių. turim. Yra ir saldus stalas.
€ už vienetą. Nu, moliūgų radom. Moliūgų karaliai. Tarp moliūgų. Palauk kokį. Opa! Bartkuškio dvaras. Tai dvaras Širvintų rajone, Bartkuškio kaime. Bartkuškio dvaro sodyba susiformavo XIX amžiaus pirmoje pusėje. Svarbiausias akcentas – rūmai. Jie stovi parko šiaurinėme krašte ant stataus Bartkuškio ežero kranto, reprezentacinės alėjos ašyje. Na kągi, Ate, iki Mūsų- kitų kelionių. kelionės pabaiga ir matysimės kitose filmukuose. Iki kitų. Kelionių.